Jau prasidėjo. Ir vėl tas pats. Žadintuvas 7:10. Vone. Dantų šepetukas. Kelnis. Mokyklinis švarkas. Kaklaraištis. Užmiegotos akys. Galva pilna vasaros. Ji nieko nenori. Toji galva. Jie apsunkusi nuo laisvės ir oro. Todėl jai baisiai sunku anksti keltis, O sunkiau. mokytis ir kaupti žinias. Visi tėvai tikisi, kad jų vaikai eina į mokyklą mokytis. Gyvendami savo tvarkingus ir neįdomius gyvenimus, jie tarėsi pažinę visas spalvas, patyrę visas aistras. Ir jaučiasi tokie ramus, kad net nenutuokia, kokie gyvenimo iššūkiai kasdien pasitinka jų vaikus mokykloje. Jiems net nešautų į galvą mintis, kad kartais mums tenka kovoti už savo gyvybę. Mūsų brangieji tėveliai net neįtaria, kad iš tiesų turime tiek reikalų, galva spaudžia tokia galybė problemų, kad kartais mintis apie mokymąsi atrodo tokia absurdiška ir juokinga. Net apsakyti sunku. Žinoma, apsimetame, kad mokomės, kad tik mokslas mums te rūpi, bet iš tiesų yra visai kitaip. Į mokyklą mes einame visai po kit. Einame. Valgyti, miegoti, mylėti, Dar. nekęsti, Išduoti. Bijoti. Pagaliau. Grumtis. Kovoti. nugalėti. Ir tik tada mokytis. Jei lieka jėgų. Jei lieka jėgų. Jei lieka jėgų. Būti aštuntoke man patinka. Na, beveik. Pagaliau jaučiuosi didelį. Mažiukai jau žiūri į mūsų pagarbą. Geras jausmas. Į mokyklą mane veža tėtis. Mama sako, kad turėčiau džiaugtis, nes man nereikia grūstis pilname autobuse ar žiemą šalti autobusų stotelėje. Bet ji nieko nesupranta. Pavyzdžiui. Šiandien prie mokyklos tėtis privažiavo tuo pačiu metu kaip ir autobusas. Iš jo iššoko klasiokas ir man metė. Pone. Gal todėl mokykloje ir neturiu gerų draugų. Gyvenimas jau taip sudėliotas. Arba tu šaipaisi, arba iš tavęs. Kitą dieną per klasės valandėlę klasės vadovė pasakojo, kad 70% vaikų patiria patyčias. Visi iš šios balsų suprato, kad tai labai daug. Be to, klasės vadovė sakė, kad kovoti liepė Ministerija. Tarnyba. Ir departamentas. O aštuntokai buvo patyrę ir gyvenimo matę žmonės ir žinojo, kad Nei ministerija, Nei tarnyba. nei departamentas. juokauti nemėgsta. Tačiau kaip mokykloje gyventi be jokių? Kartais galvoju, kad silpnesni kitaip kvepia. Todėl stipresnieji juos užuodžia, kaip vilkai užuodžia aukos kraują, dar nematydami gyvūnų. Tėvai apie savo vaikus norėtų žinoti viską, bet tai jau būtų pasaulio pabaiga. Juos ištiktų infarktas ir apimtų juodžiausia depresija. Jie nesuprastų, kad jų vaikai turi savo gyvenimą ir... Tame gyvenime nėra tėvų. Gal tėvai nežino, ką reiškia būti 14-mečių, tarsi jie būtų praradę atmintį. Dabar vaikai daug anksčiau bręsta, stengiasi viską išbandyti. Na ir po kokios 15 metų teks galvoti, kaip kovoti su kūdikių rūkymu. Kadangi man jau 14, vis pagalvoju, kad būtų gerai turėti reikalų patikėtinę. Pažiūrėsiu internete, gal ką rasiu. Juk internete galima rasti viską. Kai visi laikina populiarų Facebooko įrašą ar nuotrauką, Spaudi ir tu. jei matome, kad kas yra populiaru, Tai darome ir mes. bet ar tu niekada nesusimastei, kokie žiaurūs gali būti žmonės? Ypač tie, kuriuos Facebook'e vadini draugais. Jie žiauriausia. Aš tai patyriau.
Vaikystėje skiepija nuo nereikšmingų ligų. Nejaugi niekas neatrado gyvenimo realybės skiepų, kad būtum atsparus žiauriems žmonėms. Mokytoja pasakojo apie prisitaikymą prie kitų. Žinai, apie ką iš tiesų mąsčiau, kai prieš savaitę nekalbėjau visos klasės panos. Gaila, neišdrįsau garsiai paklausti. Kodėl? O aš mąsčiau, kad visiškai nenutuokiu apie merginas. Ir tam tikra prasme jaučiuosi šiek tiek nesaugus ir pažeidžiamas. Jau kuris laikas mane erzina net paprasčiausias jų buvimas. O mokytis vienoje klasėje su 15 skirtingų vandens kvapų, 15 žvitriausių akių porų ir 15 ilgiausių liežuvių. Argi tai įmanoma? Visada sakiau, kad su bernais man bendrauti lengviau. Jie susipyksta, kartais net susimuša, bet viską išrėžia į akis. O panos nagus mailinasi už nugaros. Per pertraukas klasėje stengiausi būti kuo mažiau. Pirmame aukšte, netoli muzikos kabineto, yra tokia palangė, ant kurios niekas niekada nesėdi. Ten gali murdytis savo paties skausme ir kiek širdis geidžia savęs gailėtis. Ta šiandien iškilmingai ir dariau. Nagais kalpavausi odą. Kai labai blogai jaučiuosi, man ima niežtėti visą kūną. It vėl susirgus vėjaraupiais. Prieš kelerius metus mama net nuvedė pas dermatologą, nes mano rankų oda švietė skaisčiai raudonais ir baltais dryžiais. Bet gydytojas tik pagūžčiojo pečiais ir išrašė tepalų. Deja, vaistai buvo nuo niežtėjimo, o ne nuo žemos savivertės. O aš mąsčiau, kad neteisi mano lietuvių kalbos mokytoja. Ji visada kumštė sugniaužusi laiko nosinaitę, tarsi būtų alergiška mokiniams. Mes ją vadinam Lituanę. Specialiai žinoma. Atseit, vartom tik anglicizmus, rašom be lietuviškų raidžių, visus vadinam feisais ir duodam respektus. Todėl man kilo mintis maištauti. Man kilo mintis Gal kvaila, bet grįžusi namo, nufilmavau save pasakojančią, kaip suprantu baltaragių malūną. Nieko neslėpdama iš šuns dienas išdėjau baltaragį, nesugebėjusi mokykloje perskaityti kelių lietuvių liaudies pasakų. Mat, net ir kvailam aišku, kad minkės. Ko neturi, bet ką turėsi. Atsakymas yra Tavo vaikas. O vaikų velniai nepažadė. Šiaip man knyga labai patiko, pusė klasiokų jos net neperskaitė, o man įraitė 7, nes kažko nesupratau. Prikabinau tą filmuką YouTube ir šią akimirką spaudžiu mygtuką. Įkelti. Kas bus, tas bus. Gremžiu save, kaip vaikystėje gremždavau smėlį pajūrį. Gremžiu taip stipriai, kad girgždėtų tarp dantų. Ta filmuką YouTube jau peržiūrėjau 50 000. pamokoje tik 7. Taškas. YouTube 50 000. Taškas. Vis bandau suprasti, kaip veikia šitas pasaulis. Bet kaskart, kai pagalvoju, kad supratau, mane vėl įmeta skęsti į ežero vidurį. Merginos galvoja, kad Snapchat išsaugot nuotrauką negarbinga. Tėvai neatsako mano klausimus, lyg būtų sustarę iškart nuspausti mut mygtuką, sakydami, kad kai užaugsiu bus tas pats ar dar blogiau. Tėtis iš vis yra keista savoka. Dabar jis tik man pinigus siunčiantis žmogus. Ar tikrai turi fotografuotis pusnuogiai, kad mokykloje taptum populiari? Mokytoja, nereikia man originalių minčių. Jie nemato toliau su atsakymo knygos, todėl nustau daryti namų darbus. Gal tikrai nėra prasmės mums 14-mečiams bandyti suprasti, kaip čia viskas veikia. Paguglinsim, ką toliau daryti. Ir vėl tas pats žaidimas. Žadintuvas 70. Pone, Dantų šepetukas. Mokyklinis švarkas.
Kaklaraištis. Užmiegotos akys. Galva. Ji nieko nenori. Bet aš nenoriu taip gyventi. Taškas.